Olimpinis anekdotas. Vyksta olimpiada, sporto komentatorius komentuoja. Čia ne Lietuvos, pabrėžiu, ne Lietuvos. Mūsų olimpinė vyrų plaukimo rinktinė maloniai nustebino trenerį, užėmė aukštą 5 vietą, puiku, tikrai sveikiname. Na, olimpinė moterų plaukimo rinktinė taip pat pamalonino savo trenerį. Kolega klausė, irgi 6 vieta? Ne, tiesiog pamalonino. Pamalonino trenerį radiją. Tėtis žaidžia su sūnum ir sako sūnui, nu, pasakyk tėtis. Vaikas, mama. Tėvas, ne, nu pasakyk tėtis. Tėtė. Vėl vaikas, mama. Tėvas susinervino, krėsteli vaikas, pasakyk tėtis. Vaikas atsisuka, susiraukia ir sako, madre. Nesvarta madre, mama. Taip, nes vaikas nemoka tėtis, bet užtat moka mama ispaniškai. Aha. Tęskime programą. Na, tikrai šitą, čia emigrantiškas, sakyčiau, toks buvo. Toks, turbūt, tėčio žodžiu nemyli vaikas. O čia buvo iš tos frazės, kur šiandien gavome ir juokingų, ir nejuokingų. Skaitykim viską, neslėpkime. O aš irgi turiu vieną nejuokingą. Klasika. Grįžta daktaras Watsonas namo. Sherlockas Holmsas pasižiūri ir sako, mielas Watsonai, dalyvavot muštynėse Bakerio skersgatvėje? Iš kur žinot, Sherlockai, atsako Watsonas. Elementaru, daktarė, jums ant kaktos mano bato antspaudas. O, dar vienas gerulis. Tokia, ja. Jaunuolis išaugintas tik interneto, buvo priblokštas išvydęs gatvėje apsirengusias moteris. Geras. Apie emigrantus. Sėdi 2 tokios moteriškaitės Londone, kokiam tai jau ten žiedė ar rate 4 ar kokio ten linijoj. Šnekučiuojasi, žinai. Pirmoji sako, gerai toje Anglijoje gyvent, sako, labai čia faini ir pensija duos gerą, reiškia, food stampus, reiškia, 8 programą, reiškia, aš čia netgi grapefruitą įsitaisiau. Kita sako, ne grapefruitą, boyfriendą. Mergina rašo... Juokis čia buvo geras. Taip, viskas gerai. Mergina rašo SMS draugui. Labas, mes rytoj tikriausiai nesusitiksim. Kodėl? Sako, dar nežinau, bet būtinai ką nors sugalvosiu. Čia iš gyvenimo, čia ne anekdotas. Čia jau apie tokį įdomesnį gyvenimą. Ir pabaigai juokingiausia. Jo, žmona skambina vyrui, sako, sveikas, Artūrai, žinok, turiu pasitarti pas mus namuose, žinok, kažkaip smirdi benzinu ir dujomis, žinok, aš labai bijau, greičiau grįžk. Ką man daryti? Sako, tu nusiramink, brangioji, sako, užsidėk žvakių, sako, nusiramink, ramiai pabūk.